Tai gerai, tai šaunama, ne? Jo, prisėsk, tai aš... Irgi turbūt iki šiandien, ne, jeigu dedat. Į kurią man pusę reiks žiūrėti? Šiaip, į Gerdą žiūrėti. Taip, tai aš iš tikrųjų esu docentė, dirbu Kauno technologijos universitete, cheminės technologijos fakultete, aplinkosaugos technologijos katedroje. Aš esu docentas Kauno technologijos universiteto, matematikos ir gamtos fakulteto fizikos katedroje. Tai žodžiu trumpai fizikas. Tai viena iš tokių didelių europinių iniciatyvų, kur skirtingi žmonės, to prasme universiteto viduje, susijungia bendram tikslui kurti ir kurti ne savo, bet kurti už universiteto ribų. CIU universitetas man būtų darbas su tarptautiniais studentais iš kitų šalių, naujų didaktikos metodų naudojimas savo kasdienybėje, dėstytojo kasdienybėje ir tikriausia realūs iššūkiai, darbas su įmonėmis. Tai vėlgi, komandinio darbo patirtis, neapibrėžtų situacijų ir svarbiausia, kad yra sprendžiami iššūkiai, kurie realiai egzistuoja. Tai nėra sintetinės užduotis, bet su realiomis įmonėmis bendradarbiavimą tam, kad spręsti jų klausimus. Ir tikrai ne visose studijose yra galimybė tą padaryti. Tai čia yra puikia proga to pasinaudoti, universitetas ją suteikia. Tai visiškai kita patirtis, kad ir universitetas stengiasi ir diegia tuos lanksčius studijų metodus, bet būtent CIU universitete jie turi galimybę dirbti su realiomis įmonėmis, turi galimybę dirbti komandose, turi galimybę dirbti su skirtingų studijų sričių studentais. Tai iš tikrųjų tas išėjimas iš komforto zonos dar universiteto metu tikrai duoda daug privalumų. Tai gana didelės transporto, tai pavyzdžiui Scania, gamintojai įvairių produktų Mars, valstybinės įstaigos, tai pavyzdžiui Kauno savivaldybė buvo bendradarbiavę, dabar turim šį semestrą iššūkius pateiktus Lietuvos geležinkelių. Ir Ignitis, ir paskutiniam semestre dalyvavo atstovai iš Vinted, kur tikrai buvo gana įdomus iššūkis. Taip pat buvo atliekų tvarkymo įmonės, kaip Kauno regioninis atliekų tvarkymo centras, MEP. Įvairaus profilio tos įmonės bendradarbiauja ir iš tikrųjų tai įdomu, nes tada tie iššūkiai yra dalis jų techniniai, pavyzdžiui, šį semestrą turim labai techninius iššūkius, kartais tai gali būti socialinės iniciatyvos, tai leidžia labai įvairiai studentam įvairių sričių pabandyti pažiūrėti tos klausimus. Tai Scania Lietuva norėjo sumažinti savo CO2 pėdsaką. Ir studentai kūrė įvairius būdus, kaip tą pasiekti, tiek nuo socialinių iniciatyvų, kaip pavyzdžiui dalinimasis automobiliu, vykstant į darbą, galbūt elektrinio transporto skatinimas ir naudojimas, iki tokių modelių fizikinių, netgi kaip galima būtų modeliuoti ekonominį saulės jėgainės poveikį, jeigu, sakykime, Scania Lietuva įdiegtų ant savo pastatų kažkokioje kitoje teritorijoje ir koks būtų atsiperkamumas ir nauda jų tikslam būtent savo CO2 pėdsakų mažinimui. Taip, tai kiek žinau, jie gauna sertifikatą ir šitas modulis galbūt yra patrauklus studentam, kad tai nėra rašomi pažymiai, o yra išlaikyta, neišlaikyta. Tai yra dar vienas privalumas ir galbūt toks kaip ir privalumas, kad ateina daugiau motyvuoti studentai, kurie tikrai nori kažką naujo sužinoti ir padaryti universitete. Tai sertifikatas taip yra išduodamas. Tokio kaip egzamino nėra, bet visos veiklos iš tikrųjų susiveda į komandinės užduotis, tai tie tarpiniai tokie atsiskaitimai jie yra, bet jie nereikalauja, kaip mes sakom, labai didelių pastangų, jeigu tu lankai ir dalyvauji užsiėmimuose. Tai visiškai skirtingi dalykai. Iššūkiai tai yra būtent sprendžiamas tam tikras klausimas, tam tikras iššūkis, prieinant iki tam tikro galutinio sprendinio. Mikromoduliai tai yra būdas studentam įgyti papildomų kompetencijų. Pavyzdžiui, jeigu sprendžiamas kažkoks iššūkis ir pastebima, patys studentai komandoje pamato, kad jiems reikia išmokti programuoti arba, pavyzdžiui, trūksta duomenų analitikos įgūdžių, tai jie gali pasiimti tokio dalyko mikromodulį, tai yra nuo 1 iki 2 kreditų. Tai trumpas, tai gali būti kelių savaičių ilgio kursas,
kuriame jie įgyja tas kompetencijas. Tam pavyzdžiui, programuoti Pythonu arba atlikti kažkokius duomenų analitikos veiksmus. Na, čia kaip pavyzdžiai galėtų būti tokie, bet tokios nedidelės kompetencijos, kurias pasiema kartu tam, kad galėtų išspręsti tą iššūkį. Sprendžiant iššūkius vis tiek yra komandos iš labai skirtingų sričių ir mes irgi pastebim tą, kad kartais trūksta tam tikrų žinių, tam tikrų kompetencijų ir tai yra būdas užpildyti tas spragas tam, kad tas sprendimas iššūkio būtų kokybiškas. Ir aišku, ta iniciatyva leidžia pasinaudoti viso ICIU tinklo kompetencijomis, nes galima mikromodulius pasirinkti iš viso mūsų universitetų tinklo. Tai galima pamatyti ir kitų universitetų kultūrą dėstymo, irgi per tą prizmę galima pamatyti naudas. Tai kiek mes žinom, kiek studentai skiria laiko, tai iš tikrųjų viskas priklauso nuo studento, nuo komandos, kurioje jis dirba ir aišku, kiek jis to laiko nori skirti, nes iš tikrųjų galutinis rezultatas ir priklausys nuo to, kiek tu laiko skirsi tame iššūkio sprendime. Tai iš principo tai būna pora paskaitų, kurias mes vedame per savaitę ir jiem rekomenduojame prisijungti. Ir taip pat savarankiškas darbas, kurį jie dirba atskirai kaip komanda. Tai yra būdas susikurti savo kompetencijų krepšelį, tokio kaip portfolio. Nes ne visada studijos yra galimybė pasiimti tam tikras kompetencijas. Na vėlgi, tos pačios IT, kažkokios programavimo, kažkokios duomenų analitikos, galbūt elektronikos inžinerijos dalis, matavimo inžinerijos. Jeigu kalbame apie kietosius įgūdžius, tai gali būti ir kažkokios verslumo kompetencijos. Tai yra būdas susirinkti savo kompetencijas, nestudijuojant didelių formalių modulių, tai yra nuo 1 iki 3 ECTS kreditų. Tie mikromoduliai tai yra toks lankstumui studijose labai gera galimybė. Tai darbas su įmonėmis. Išėjimas iš komforto zonos ne tiek studentams, bet ir dėstytojams, nes tu ne vieną paskaitą nesi tikras, kur pasisuks tavo sprendinys ir studentų klausimai. Ir tikriausiai tie nauji didaktiniai metodai. Patys iššūkiai, tai yra nesintetinės užduotis, kas vis dar gana populiaru yra skirtingose universitetuose. Tai yra, kad mes turim iššūkius, kurie yra sprendžiantis realius klausimus, realias problemas įmonėse, valstybėje mūsų. Taip pat komandinis darbas studentų labai gera platforma yra išsibandyti save su labai skirtingais žmonėms, skirtingose situacijose. Ir aišku, studentus ugdyti neapibrėžtose situacijose, kas irgi kuo toliau tuo labiau svarbu. Kiekvieną savo gyvenime žinom, kad tų situacijų vis daugiau, kur mes turim priimti sprendimus, su dalimi, pavyzdžiui, informacijos. Tai būtent čia yra ta patirtis studentams save išsibandyti. Ir manau, tai yra labai svarbu. Viskas čia normaliai atrodo. Ačiū.